Praėjusį savaitgalį Vilniuje jau 15 kartą šurmuliavo tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Per 60 000 lankytojų pritraukęs renginys kvietė susitikti su užsienio bei Lietuvos autoriais. Prie Europos parlamento stendo knygų mugės lankytojai susitiko ir su Europos parlamento nariu Justu Paleckiu. Čia jie turėjo galimybę padiskutuoti, įsigyti Justo Paleckio išleistų knygų. Na ir tikrai, man atrodo, kad teisūs tie, kurie sako, kad knyga, ko gero, yra vienas iš svarbiausių žmonijos išradimų. Ir nepaisant to, kad atsiranda ir elektroninės knygos, atsiranda visokios kitos galimybės patenkinti savo smalsumą, manau, kad knyga nežuvo ir nežus, kad knyga bus visados patraukli ir kaip tik tai ši atmosfera knygų mugės rodo, kad sunkiai prieš 15-20 metų galėjome įsivaizduoti. Ir tai rodo, kad populiarumas knygos nemažėja bet kokiuose formatuose, bet man asmeniškai mieliausias yra popierinis formatas, nors žinoma, gamtosaugai sakytų gamtosaugos specialistai, kad reikia saugoti, taip sakant, medžius, bet šitos dalykus galima suderinti. O svarbiausiai, kad tie, kurie skaito rimtas knygas, kurie randa ne tik laiko, bet ir jaučia būtinybę pasinerti tą knygos pasaulį, jie kaip taisyklė būna mąslesni, gilesni, sėkmingesni gyvenime, na ir daugiau prisideda prie geros Lietuvos, geros Europos ir geresnio pasaulio kūrimo. Po 3 mėnesių, gegužės 25 dieną, vyks rinkimai į Europos parlamentą. Pirmą kartą Europos piliečiai, tarp jų ir lietuviai, galės patys nuspręsti, kokie kryptimi judės visa Europos Sąjunga. Kalbant šiandien prie Europos parlamento stendo, kur tikrai nemažai žmonių, kaip tik tai dėrėtų, man atrodo, priminti, kad toji partija europinė, kuri laimės rinkimus, galės siūlyti savo kandidatą į Europos komisijos pirmininko postą, tai yra svarbiausias postas Europos Sąjungoje ir be abejo nuo to žmogaus daug priklausys, kokia kryptimi pasuks Europą, ar daugiau socialdemokratinė, rūpinantis žmonių, kuriems yra nelengva interesais, ar daugiau liberalia, kur daugiausiai rūpinasi verslo interesais. Taigi, balsuodami ir už Lietuvos partijas, mes galėsime apspręsti ir visos Europos būsimą likimą.